Labai seniai, kai Tirpos slinko ledynai, vanduo išgraužė slėnius. Susiformavo upės mūšos vaga, bet saločių dar nebuvo. Metai keitė metus ir čia apsigyveno pirmieji gyventojai, tačiau nei Lietuvos, nei saločių nebuvo. Žmonės medžiojo, žvejojo, dirbo žemę. Tuos žmonės čia gyvenančius žemgaliais vadino. O amžiai bėgo ir daugiau kaip prieš 500 metų išaugo saločiai. Šiandien stebuklinga mano lazdele mostelijus, tiksliau mano kalaviju švystelijus, persikelsime į Saločius viduramžiais. O kad linksmiau būtų, aš noriu papasakoti istoriją. Taip, apie kitą apie Lietuvą. Viską surepusi nuo pradžių, nuo seniausio amžių. Lietuvai daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgų servelatų ant stalo per kalėdas. Brangus jaunuoli, tau turėtų būti gėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą, kai buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009 Šventas Brunonas Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253 konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalius. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalius. O vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu, ponai ir ponios. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius. Pačius visi gydytojus, kalvius ir amatininkus visus, kad į biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovu tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas. Iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas. Dan. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. Ir po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms prašė pirmą lietuvišką knygą, katekizmas į lentyną. Paplojam Saločių Tupakam. Ačiū jaunimas, ačiū mūsų pažams. Garbus svečiai, aš šitoj margoj minioj matau ne tik garbus Romos katalikus, bet ir daug parmazonų ir aplamai. Aš suprantu, kad netaip jau dažnai tenka patekti į viduramžių miestą. Tokia maža elgesio taisyklė. Visi žinot, kad kai kalba aukšto rango žmogus, kunigaikštis, privalu visiems nusilenkti. Mes dabar mokysimės, kaip reikia nusilenkti. Žavios damos, prisiminat, kaip reikia daryti reveransą? Visos damos, mergaitės, merginos, mažiutės, pabandom padaryti reveransą. Vieną matau reveransą, kitam galę matau reveransą, šitam galę reveransai sušalę. Ponios, pasijudinam ir padarom reveransą. Ponai, žemai lenkėtės per juosmenį. Suprantu, kad viskas braška. Ponai, lenkėmės, vat, normaliai, gerai. Dabar aš prie mikrofono pakviesiu garbų kunigaikštį Algimantą ir kai jis prieis prie mikrofono, visus labai prašau žemai nusilenkti ir parodyti pagarbą šio krašto valdovui. Taigi, ponai ir ponios, Saločių kunigaikštis Algimantas, jūsų nusilenkimas, kunigaikštį nesilankstykit, čia jums turi lenktis. Pakartokim dar kartą, kunigaikštį sėskit. Gerai, antras dublis. Saločių kunigaikštis Algimantas. Kunigaikštį eikit. Minė lenkitės ir plojat. Labai gerai. Kunigaikščio žodis. Esu valdovas šių kraštų ir darysiu, kas Dievui, Lietuvai, Saločiams bus naudinga. O tai yra aukščiausias mano tikslas ir pareiga, aš ją ir vykdysiu. Aš juk turiu jums pavyzdį parodyti ir duoti įsakymus ar tarti žodį. Mėly miestelėnai, svečiai, ponai ir ponios, susirinkom visi į Antaninių šventę. Salutiečiams noriu palinkėti, būkit
svetingi, atverkite duris, atsirakinkite širdis, tegul sueina draugės ir draugai, džiaugiamės vieni visi kartu. Linkiu miesteliui žydėti ir nuolat keistis, būti patrauklia vieta, dirbti ir mokytis gyventi. Ir norėtum, kad miestelis išlaikytų ilgus metus gyvuojančias tradicijas, žydinčią pilną jaunimo, talentingų, garbių, dirbti norinčių žmonių. Su vienintelė Lietuvoje vietovė, su tiltu jungianti miestelį per vidurį, su upe Mūša, šalia didžiojo kelio Via Baltica, su puikia balta bažnyčia, su gražia tarmiška šnekta. Linkiu gražios vasaros, šventės, aktyvaus poilsio ir linksmų akimirkų. O dabar norėčiau įsakyti garbingus svečius jums pristatyti. Kalbėjo Saločių kunigaikštis Algimantas, jūsų plojimai. Kadangi Saločiai, kaip žinia, yra rimtas didelis miestas, iš esmės yra antras po Rygos, jau nekalbant apie Vilnių, todėl į šitą šventę atvažiavo ne ką mažiau įspūdingi svečiai. Prie mikrofono noriu pakviesti Lietuvos didįjį kunigaikštį Antaną. Paplokite. Didžiajam kunigaikščiui įspūdingi rūbai, dar įspūdingesni getrai. Neužmirškite, mes esame viduramžiuose ir tai yra didybės simbolis. Kardinolė, kunigaikštė, didikai, mužikai ir visi kiti. Iš ties labai džiugu, kad jūs mane mano vasalas atnešė dovanas. Ačiū. Labai ačiū, kad jūs mane pakvietėte šitą šventę. Aš savo kanalais gavau pakvietimą iš 15 amžiaus. Žinot, laiko mašina dar veikia ir atvykau į šitą kraštą vakar. Nakvojau pas draugą Kemeliuose. Žinot, kur Kemeliai yra? Ar žinot? Ir ką pamačiau, atvykęs per tą parą, šties labai nustebino mane. Vakare sėdėjom, žiūrėjom tokią dėžę, kurioje laksti žmonės, gainijų kamulį. Ieškojau, per kur jie ten sulindo, niekaip neradau. Sakau, kur tavo tarnai, kur tavo vergai? Kas tau skalbė drabužius? Nuvedi, parodė kažkokią tai dėžę, sukasis viskas. A kur skalbėjus gražius? Nėra, sako dabar, šiais laikais. Stebėjaus. Važiavau dabar per laukus su arkliu. Laukai kaip išravėti. Nesupratau, niekas neravė, bet viskas rugiai, kviečiai, žaliuoja, ne vienos piktžulis. Pas mūsų laukai buvo mažesni, pilni gražių moterų, ravėjom. Nesuprantu, kaip čia jūs taip padarė tokią didelę pažangą. Tikriausiai reiks daugiau dar pasisvečiuot, pažiūrėti, kas čia vyksta. Bet tikrai noriu padėkoti, kad išsaugojot Lietuvą, šiek tiek, kiek supratau, dabar mažesnė Lietuva negu buvo, kad išsaugojot Mūšą, kuri kažkada tai buvo viena didžiausių Lietuvos upių. Prieš 3 metus čia, žinau, laivynas toks iš Pasvalio norėjo atplaukt ir pasižiūrėti, kaip Saločiai gyvena, dėja, nepavyko, neįveikim kliučių, žulių. Tai aš manau, kad tas irgi kažkas tai atras būdą, kaip ir tą vieną žuvingiausių Lietuvos ir didžiausių kažkada Lietuvos upių Mūšą paversti vėl gražia. Ir tie laivai, kurie dabar stovi tikriausiai čia nuo viduramžių, kad jie galėtų daplaukti ir iki Pasvalio. Iš ties, ačiū Jums labai už tą gražią šventę, už tai, kad išsaugojot
Lietuvą, už tai, kad išsaugojo tradicijas, žodį, dainą. Ir noriu įteikti, žinot, laiko ratas, norėjau atvežti ką nors iš viduramžių dovaną, bet kadangi laiko ratas tik tai perkelia žmogų, daiktų negali, tai draugas man įteikė vieną tokią maišelį. Jisai, kadangi pats negalėjo, tai prašė įteikti Saločiam. Noriu įteikti Saločių burmistrui, seniūnui. Matot, jisai anais laikais buvo kunigaikštis. Vieną tokią nepriklausomybės akto kopiją. Aš irgi vakar man draugas perdavė, labai didžiavusi, pasakojo apie ją. Ir sakė padėkoti visiems jums, ypatingai pasvaliečiams, salutiečiams, visam Pasvalio kraštui, kad sausio 13 jūsų daugybė stovėjo Vilniuje prie parlamento, gynė Lietuvą ir štai, gerbiamas kunigaikšti, noriu jums įteikti šitą akto, nepriklausomybės akto kopiją. Na ir tikriausia, kaip ir tais laikais, kada aš gyvenau, ir dabar didžiausią įtaką daro starostas, seniūnas dabar vadinasi, ir vietinis kunigas. Na, jeigu kitose kraštuose galbūt kunigai netokie įtakingi, tai žinau, kad šito krašto dekanas daro didžiulius darbus. Ir aš noriu jam įteikti iš viduramžių atvežtą rašiklį, kad jisai su to rašikliu dėtų kuo daugiau išduotų liudijimų apie gimstančius lietuvius ir lietuvaitės, kad šitas kraštas niekada neišnyktų. Tai dekanė, kur jūs esat? Aš suprantu, tikriausiai už kardinolų stovit uoliai. Na ir kunigaikščiui, dabartiniam seniūnui, pas kurį jūs labai dažnai kreipiatės, irgi noriu įteikti tokį pat rašiklį ir palinkėti, žinau, kad jis toks nėra, bet kartais gal visai pasitaiko, kad nebūtų biurokratas, jeigu ateina žmogus, priimtų jį, įsiklausytų, išspręstų greitai reikalą ir prie toj knygui, kurioje užregistruotas jūsų kažkokia tai problema, užrašytų, išspręstas seniūnas kunigaikštis Mašalas. Ačiū visiems už šitą šventę, sėkmės. Duok Dieve, kad lietutis šiandien pailsėtų, jau žemė sudrėko šiek tiek, galėtų šiandien ir nelyt, ar ne? Sėkmės. Kalbėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Antanas. Aš visada stebiuosi, kaip jis spėja rūpintis ir valstybė, ir Lietuva, ir jaunoms kalbėjom ir ravėtojom, ir visko, ko tik beįmanoma. Gerai, prie mikrofono kviečiu Pasvalio krašto kurfiurstą, pilkąjį kardinolą, tėvą Povilą. Su maišeliu ateina. Maišelis pailgas. Visiems reikalingas. Mėly didikai, gerbiams klebonė. Sako, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Bet pasižiūrėjus į jūs, visiškai nepanašu, kad nusigandot lietaus. Ir turbūt šiandien reikia lenkti galvą žemai Saločių bendruomeniai, aktyviai Saločių bendruomeniai, kuri ne pirmą kartą daro čia Saločiuose stebuklus. Kad statytus laivai, kad kiltų vėliavos, kad stovėtų patrankos, nedažnam kieme taip nutinka. Tai tiesiog ir noris palinkėti, kad jūs savo
iniciatyvą, gerą nuotaiką, išbaidytumėte tos debesis, kad jūs visus lydėtų tos geros idėjos, nuotaika gera, sveikata, ryžtas ir kad kitais metais vėl iš visų Lietuvos kampų surinktumėt čia į Saločius, norinčius pasižiūrėti tai, ko turbūt niekur nėra, tik Saločius. Na, o aš iš savo vienuolyno laukinių bičių dovaną atvežiau, dovaną kunigaikščiui. Tai tegul gyvenimas nebūna vien saldus, tegul būna šiek tiek druskos, šiek tiek lietaus, bet svarbiausia, kad gerą nuotaiką ir vienybę jūs visus lydėtų. Tėvas Povilas, aš pagalvoju, kad jeigu kada nors po kelių šimtų metų Pasvalyje būtų savivaldybė, jisai galėtų joj dirbti ir koridoriais vaikščioti va tokiais pat rūbais, kaip ir dabar, kad vaikšto apsirengęs. Būtų ko gero labai gražu. Gerbiamas vyskupė, aš noriu prašyti jūsų leidimo prie mikrofono pakviesti kitą šventiką, ar galima? Garbūs svečiai, kalbės 3 parapijų klebonas, beveik Bauskės vyskupas Jonas Tamošiūnas. Paplokit jam. Jūsų šviesybė kunigaikštė, Jūsų eminencija, brangieji, gyvenantys Salotys, atvykę į Saločius švęsti Antaninių antmūšos. Ir kai buvo kalbama, kad nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, tai yra jūs gražiausias liudijimas. Galbūt per mažai buvo sveika Marijų, gal buvo per mažai atsidūsėjimų į Šventą Antaną, kurio atlaidus rytoj švęsime, kad toks oras. Bet tai mums netrukdo kartu džiaugtis. Džiaugtis šią nuostabę šventę. Ir nežinau, žinot, jau vėl man nebe jaunystė, negali labai žemai nusilenkti, bet iš širdies nuoširdžiausias ačiū, didžiausias nusilenkimas tiems, kas kūrė šią šventę. Jūs kiekvienas, techniniai darbuotojai, kūrybiniai darbuotojai. Ir tas žavesys, kai buvo šienaujama mūša, tai kiek žmonių įdėjomės, kad galėtume, aš drįstu sakyti mes, ne kiti, bet mes patys. Jūs kiekvienas nuo mažiausio iki didžiausio esantys čia susirinkę švęsti. Ir tas šventimas šiam ne visai geram ore te trykšta džiaugsmu. Ir nepamirždami Šventojo Antano, jis teisklaido tuos debesis, o jeigu debesų jisai patingės sklaidyti, tai teisklaido iš mūsų veidų, iš mūsų širdžių visokias rūškanas, pesimistinės mintis. Džiaukimės ir tuo džiaugsmu dalinkimės, kad kitų metų Antaninės antmūšos būtų dar įspūdingesnės. Gražios jums šventės. Dėkojame dekanui. O dabar Saločių kunigaikštystės išminčius, vienas protingiausių Lietuvos žmonių, Saločių garbės pilietis, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Rimantas Mykolas Kanapėnas. Kviečiam jį prie mikrofono. Beje, viso pasaulio pasvaliečius vienijančios organizacijos prezidentas. Paplokit jam.